Kalbamės šiandien su paciente, kuriai kilo klausimas, kodėl kūnas vieną dieną jaučiasi lengvas ir judrus, o kitą dieną iš niekur nieko sąnariai pradeda kipti, strigti ir treškėti, stuburas tampa nepaslankus ir kūną sunku išjudinti. Gali būti, kad organizmas nesusitvarko su maistu. Ir tai yra cukrus, angliavandeniai. Kai kūnas gauna per daug cukraus ir nespėja jo suvirškinti ir metabolizuoti, laisvas cukrus jungiasi su riebalais ir baltymais, prasideda glikacijos procesas. Ir ypač paveikus yra kolagenas ir elastinas, dėl to su glikacijos procesu gerai pažįstami yra odos specialistai, nes jis kietina odą. Ir kietėja ne tik oda, kūnas sensta iš vidaus, kietėja visas jungiamasis audinys, raiščiai, sausgyslės ir fascija, kūnas tampa labiau rigidiškas ir sunkiai išjudinamas. Bet išsijudinti vis tiek reikės detokso, reikės skatinti limfos cirkuliaciją, reikės antioksidantinės mitybos ir vis tiek negalima atsisakyti vaisių. Žinoma, vaisiuose yra cukraus, bet ten yra ir daug mineralų ir vitaminų, kurie mums yra labai reikalingi. Na, jau reikėtų labai pasistengti, kad apsinuodytume cukrumi prisivalgę per daug vaisių. Ir visai kitas reikalas yra torčiukai, bliniukai, deserčiukai, šokoladas, makarunsai ir netgi alkoholis. Glikacija vyksta ir skaidant alkoholį. Vieni toleruoja cukrų lengviau, kiti sunkiau, bet man įdomu, ar jūs pastebėjot, kad su jūsų kūnu taip vyksta? Pakomentuokit.